Labą dieną, gerbimi moksleiviai, devintokai. Mes toliau pradėsime mokytis programavimo. Tiesa, mes labai greitai prabėgsim tas žinias. 10 klasėje daugiau pasigilinsime į tą programavimą. Dabar per 2 mėnesius, kovo ir balandžio mėnesį, praeisime tokius svarbiausius dalykus. Tai tiesinis programavimas, toliau šakotasis arba ifas vadinamas ir ciklai for ir while ciklai. Tai iš kur mes viską imsime? Tai čia va tinklalapis yra mokytojas.com, nueinate į 9 klasę. 9 klasė ir 9 klasėje 15 pamokoje mes matome C++. Tai būtų tiesiai nuvestų į pamoką, kurioje mes rasime užduotis ten taip toliau. A jeigu norime visą kursą pamatyti, ką mokytojas yra parengę su programavimu, esame smalsus ir dar kažkokią turime idėją, tai spaudžiame tą programavimą. Tai dabar truputį paaiškinsiu programavimas. Taigi mes... turbūt ne čia pakliuvau. Tada mes gal 15 pamoka. Jo, tada mes gal C. Vis dėlto šitą pamokytę kokia yra ir bus gal pirmiausiai tai išaiškinsime, kad bus namų darbai, kiekviena pamoka bus namų darbai iš programavimo, nes labai svarbu žiūrėti, nes jumis turite įsisavinti tą programavimą. Tai šiam kartui turėsit padaryti 2, 3, 4 užduotį iš 8 puslapio ir pačių namų darbų, reiškia, uždavinynas yra čia. Uždavininas ir atsiversit 8 puslapį ir va šitos uždavinukas 2, 3, 4 reikės įspręsti. Kaip ten viską daryti, aš viską to aiškinsiu. Va, dabar dėl tų viso kurso, to, kur čia tik sakiau viso kurso, tai nueinat į programavimas, va mano svetainė ir programavimas paspausite, čia rasite visą medžiagą, kokia mokykloje reikalinga iš C++. Tai ir pirmas pusmetis ir antras pusmetis yra čia iki daug daugiau negu, kai sakant, reikia 10-okui, 9-okui. Tai mes praeisime va šitą kursiuką, tai nuo 1 pamokos iki 14 pamokos per 6-7 pamokas turėsim taip glaustai prabėgti, ne? Nusakiau, kaip 10 klasėje mes pasivysim viską. Tai dabar ką mums reikia šiandieną išmokti? Mums reikia pradėti programuoti. Tai dabar visi įsijungite internetą ir susiveskite tokį dalyką C++ compiler online. C++ compiler online. Specialiai aiškinu ne su kode bloku, o dėl to, kad jūs turėsit namų darbus ir kad net šautumė tokie, kad aš negalėjau kode bloką instaliuoti, todėl nieko nepadariau. Tai visa kita, tai vat noriu pačią pradžią padaryti, kad tinkle mes viską padarytume, o paskui pereisim prie kode bloko. Tai dabar visi atsiverčiame pačią pirmą, galim, čia aišku, redaktorių bet kokį galim pasiimti, bet aš pripratęs prie šito, tai man labiau lengviausiai šnekėti. Tai atsiverčiam šitą ir aš dabar rodau, ką jeigu norite pakeisti aplinką, tai iš tamsaus galim padaryti šviesų, kas man labai reikalinga bus, iš medium padaryti lačką, kas man irgi reikalinga ir dan paspaudžiu. Dabar labai svarbu, kad būtų šitas tas kompiliavimo programinė kalba C++, nes tų kalbų labai daug yra. Va čia matote, ir Java yra, ir Pythonas, visi kiti yra, va, bet man reikia, kad būtų C++. Čia komentarą aš ištrinsiu, man dabar čia nereikia, kad jūs kuo daugiau matytumėt, aš noriu. Va. Ir dabar pradėkime pamoką šnekėti apie programavimą, paleisdami šitą programą. Čia jau gatava programa yra, paspaudžia run arba F9 ir jinai programa iš karto rodo Hello World. Tai va šitas užrašas Hello World. Pabandom visi gerai tą padaryti. Visi pabandome, kad įspausdintų jums sveikas pasaulį. Sveikas pasaulį. Jeigu pasisekė, tai dabar yra tokia, kadangi aš truputį kitokio seno sukirpimo informatikos mokytojas, tai aš nelabai noriu, kad mokiniai naudotų prie kiekvieno sakinio STD. Nes tai būna daug galimybių suklysti, tai kabletaškių nepadaro, tai visą kitą, tada šitą vat ištriname, tačiau įdedam biblioteką, kuri būtų naudojama per visoj programai. Tai using, matot, toliau
namespace, namespace ir čia dadedam std. Kada mes šitą dadedam, tai čia visai programai, kurią mes programuosime, visą laiką nereikės surašyti žodelio std, tai jinai automatiškai viską generuos ir padarys. Vat jeigu dar kartelį paleisiu, man nemeta klaidos, iš karto ir dirba std, ne? Viskas tvarkingai. Dabar, čia supratot, kad aš kažką tai įdėjau tokio, kaip biblioteka, ne, panašiai. Todėl ir ją ir įvardysiu biblioteką. Padėjau tokius 2 brūkšniukus, tai C++ kalboje jie reiškia trumpąjį komentarą, trumpąjį. Programuotojai mėgsta tam tikras vietas paaiškinti kitam programuotojui. Tai vieno sakinio komentaras, tai bus va tokie 2 brūkšniukai ir galim parašyti biblioteka. Ilgasis komentaro ženklas būtų brūkšniukas toksai, žvaigždutė, kiek nori rašai ir paskui žvaigždutė brūkšniukas. Tada jau ilgasis. O vieno sakinio tai yra va tokie 2 brūkšniukai. Biblioteka. Dabar komentuosiu kiekvieną sakinį. Kas ką reiškia? Include Jostream yra biblioteka, kurie paleidžia cout eilutę. Be jos nepaleis va šitos cout eilutės. Taigi mes uždedame biblioteką. Biblioteka. Tų bibliotekų gali būti daug, ypatingai kai dirbsite su mechanika, programuosite mechaninius dalykus, tai jums gali būti daugiau tų bibliotekų, negu mokykloje reikalaujama pagal kursą. Tai int main yra pagrindinė funkcija. Kiek be turėtumėt funkcijų, be programuotumėt su C++, int main funkcija privalo būti. Jeigu jos nebus, programa nepasileis. Tai ir vadinasi pagrindinė funkcija. Tai jūs įrašom pagrindinė funkcija. Pagrindinė funkcija. Pagrindinė funkcija. Toliau, čia funkcijos arba mažytės programos dalis ir čia vat pradžia tos programos lankelis. Pradžia ir pabaiga tos mažytės programos. Pabaiga. Return 0, return 0, ne? Return 0 yra gražinimas. Jeigu šituo atveju tai gražina 0, tai išsivalo jinai. Bet kadangi gali būti daugiau funkcijų ateityje sužinosite, tai gali gražinti ir kintamąjį, tai gražinti kitą funkciją kažkokią reikšmę. Tai čia mes parašysim, reiškia, kad gražina. Gražina. Dabar jau sustojame prie cout eilutės. Cout eilutė yra išvedimas į ekraną. Jūs turbūt šitą jau supratote, kad kadangi žodžiai hello what pasikartojo juodajame ekrane. Tai cout eilutė užsirašo taip. Cout, srauto ženkliukas, tarp kabučių rašoma, ką nori, jeigu nori, kad būtų atvaizduota, taip kaip parašiai. Jeigu nebūtų kabučių, tai būtų traktuojama kaip kintamasis. Toliau, čia nepilnai parašyta, čia vienos eilutės parašyta, bet jeigu nori kažką tai daugiau turėti, kad, pavyzdžiui, sakykime, daugiau tų eilučių reikės kažkokius daugiau pranešimų padaryti į ekraną, tai tada srauto ženklą dadedame, srauto ženklą papildom. Ir rašome endl. Tai va sakinukas baigėsi, tada programa ieškos ir kito sakinio, bet nepermės, tai yra permetimui dar kitokie ženklai. Tai dabar užduotis, kai supratote, tai hello what pakeičiam į savo vardą, pavardę. Galim lietuviškai rašyti. Štai mes užrašėm, dabar pasitikrinkim, ar viskas gerai dirba. Pas mane viskas gerai dirba, bet jeigu suklystate, tai nieko baisaus. Nei vienas programuotojas nepradėjo savo veiklos be klaidų. Klaidos mokina, klaidos neerzina, bet mokina. Jos mokina, pats susirandi, kur suklydai, kur kažką tai kokią klaidelę padarėjai ir tada taip geriau išmoksti. Taigi mes sužinom, kad cout eilutė yra išvedimas ekraną, todėl ir pakomentuokim. Išvedimas. Išvedimas į ekraną.
dabar, kadangi mes jau taip sparčiai turim viską eiti, tai dabar mes pašnekėsime apie duomenų tipus ir kintamuosius ir jų reikšmės. Tai po pradžios lankelio mes pabandysim uždavinukai spręsti, kad reikia apskaičiuoti mokyklos patalpos dydį, ne? Plotą tiksliau. Tai mes skaičiuosime sveikais skaičiais ir būtent C++ kalboje visi duomenų tipai yra aprašomi. Pythone arba Pythone yra nebūtina nurodyti, koks tai yra tipas kintamųjų. Jeigu parašai skaičių, jau automatiškai Pythonas pagauna, kad tai skaičius. Jeigu skaičius sveikas, tai pagauna sveikas. Jeigu realus, tai realus. Jeigu neuždėjai, kad ten sveiko tipo dalybos veiksmą padaryti, tai automatiškai pagaus, kad čia reikia realų skaičių parodyti. Tuo tarpu C++ kalboje reikia viską idealiai parašyti, tada labai tiksliai ir dirba. Taigi mes viską darysim sveikais skaičiais, patalpą skaičiuosime ir int rašome, tai yra duomenų tipas sveikiems skaičiams aprašyti, duomenų tipas sveikiems skaičiams. Jeigu paklausiu, ką reiškia int, tai jūs turit pasakyti duomenų tipas sveikiems skaičiams. Ne? Jeigu norim realius skaičius turėti, tai galim naudoti float arba double. Float arba double. Va, tai intą, ne? Ir dabar mes čia rašom nelietuviškom raidėm savo vardą. Tai mūsų kintamasis. Vienos kraštinės, aš noriu pademonstruoti, kaip kintamieji rašomi, gali bet kaip rašyti, tik tai įskyrus. Rezervuotai žodžiais negalima rašyti, tai while, for, if negalima rašyti. Negalima pradėti kintamoje rašyti skaičiais. Būtinai turi būti tekstas, raidė. Va, geriausia, kad jis būtų informatyvus, šiuo atveju būtų labai geriau parašyti kraštinė 1, kraštinė 2. Va. Tai, bet, sakykime, noriu dabar pamokinti, kad galima rašyti kintamąjį bet kaip. Va. Ir rašome toliau ant krastinė 2, tai kraštinė 2. Ir rezultatų išvesti, nes reikės plotą suskaičiuoti, mes parašysim plotas. Dabar aš visą laiką mokinius mokinu, kad jeigu yra rezultato failas, rezultatų kintamasis, jį visada reikia nunulinti, kad neatsirastų atsitiktinių skaičių. Tokį kaip pavyzdį visą laiką sakau, tėtė iš ryto davė 20 eurų, kad pavalgytum, kad nueitum į sporto ten varžybas ar taip toliau, bet prieš tai kišenėje buvo dar kažkiek tai pinigų ir tu net nežinojai. Kitą dieną tėtis duoda vėl 20 eurų, tu akis išputį, sakai, palauk, aš tai turėjau 23 eurus. Tu man vakar davai 23 eurų, sumažėjo, ką aš blogai kažką padariau. Va, atsirado atsitiktiniai skaičiai, atsitiktiniai pinigai. Tai reikėjo pirmą įsivalyti kišenę, kad būtų tuščia, o tada tėtės paimti pinigus. Bet tėtė neįspėjo, jisai įdėjo, tau šitą nenorėjo kelti, labai ten skubėjai ir įdėjo. Tai va čia, kad nebūtų atsitiktinių skaičių, tai mes visą laiką rezultatui įdedame nulį. Iš karto nunulinam, kad kišenė būtų mūsų tuščia. Plotas, ne? Taip. Tai dabar mes turime paprašyti, kad vieną kraštinę įvestų. Prašysime su C-auto eilutę. Kad vieną kraštinę vartotoją įsivestų. Įveskite pirmąją kraštinę. Užrašome, įveskite pirmąją kraštinę. Įveskite pirmą kraštinę. Ir tai žinom, kad C-auto eilutė tik tai išveda ekraną, bet kai programa pasiima tą, ką įveda, tai mes dar nežinome. Todėl mums labai reikalinga, kad mes, padarytume tai. Tai bus toks rezervuotas žodis CIN, srauto ženklas į kitą pusę ir kintamojo vardas. Aišku, galima čia dar padaryti srauto ženklą vėl ir kitą kintamąjį uždėti, tai kraštinė 2. Bet kad jums nesujauk protą, padarysiu labai gražiai. Padarysiu, kad tos du prašymus,
mes iš eilės gautume. Tai įveskite antrą kraštinę ir čia yra krastinė 2. Krastinė 2. Štai, tai mes čia duomenys įvedim, vardas ir krastinė 2 yra duomenys, čia yra duomenys. Dabar mums reikia skaičiavimą padaryti arba programa skaičiuoja. Tai matematikoje būtų užrašas toks A dauginti iš B lygų C, ne? Tai programavime truputį kitai bus. Bus C lygų A dauginti iš B kabletaškis. Toks užrašymas, ne? Tai dabar užrašome taip, kaip mes turime gauti rezultatą. Tai mes rašome plotas, tai čia yra rezultato kintamasis, plotas, lygų, vardas, jūsų vardas, aišku, vardas, dauginti iš krastinė 2 ir kabletaškis. Nu va, tai viską padarėm, bet į ekraną norim pamatyti rezultatą. Tai ekraną rezultatą pamatysim su cout eilutė. Su cout eilutė pamatysime, todėl įmetu cout eilutė ir mes čia parašome klasės plotas, lietuviškos raidės, klasės plotas, čia porą tarpelių padarykim, kad prie skaičių nebūtų, ir va šitoj vietoj prieš endl, tam pačiam sakinį, dėl to buvo reikalingas srauto ženklas, kad paaiškinčiau, nes galima į tą pačią eilutę daug surašyti. Ir kintamai parašome plotas. Plotas ir srauto ženklas. Na, dabar atrodo, jeigu žioplų klaidų nepridariau, tai turėtų būti viskas ir kaip ir gerai. Čia, aišku, dar dėl grožio galim padaryti, kad dvi kabutės, dvitaškis. Dabar pabandykim paleisti programą. Tai run ir iš karto rodo viską teisingai ir prašo įveskite pirmą kraštinę. Sveiką skaičių tik tai galima įvesti, tai įvedu 8, sakykime, įveskite antrą kraštinę, įvedu 5 ir gaunu 40. Klasės plotas yra 40. Tai yra tokia užduotis padaryta. Jeigu pasisekė šitą padaryti, aš dabar galėčiau prie kiekvieno pribėgti ir pataisyti, jeigu šitą darbą padarysit, šito darbo siųsti man nereikia. Jūs turite daryti užduotį, kurią aš nurodžiau iš vadovėlio. Tai yra mokytojas nueinam, 9 klasė, 15 pamoka, C++ ir va čia yra namų darbai, 8 puslapio, 2, 3, 4. Čia prieš pavyzdys yra sudaubel yra ir su int ir sudaubel. Tai žiūrėdami pavyzdį padarykite 2, 3 ir 4 užduotį. Tai manau, kad viską išaiškinau, dabar mane galėsit pakviesti, kad aš jums padėčiau kažkokias, jeigu kažko nesupratote, pataisyti jūsų kodę arba dar kažką. Tai ačiū, kad žiūrėjote.